Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien papasakosiu apie 2 būdus, kaip galima greitai apjungti tekstą iš skirtingų langelių. Aš asmeniškai teksto apjungimui labiausiai naudoju simbolį AND. Tokiu būdu tarp kiekvienos teksto dalies būtina padėti šį simbolį. Na, kaip pavyzdys. Rašau lygų, nes formuoju kaip formulę. Pasirenku tekstą, dedu AND. Jeigu pasirinksiu iš karto kitą tekstą, tai gausis kaip vientisas žodis. Na, galime pasižiūrėti dar kartą AND ir štai čia. Ir matote, nėra jokių tarpų. Tačiau aš galiu pakoreguoti šiek tiek formulę ir įrašyti tarpus. Bet koks jūsų pačių ranka įrašytas tekstas, ar tarpai, ar kažkokie kiti simboliai, jie turi būti apgaubti kabutėmis. Tai dedu kabutę, dedu tarpą, kabutę ir vėl AND simboliukas. Ir tą patį padarykime čia. AND, kabutė, tarpas, kabutė. Na, turime tokį gražų 3 žodžių junginį. Kitas būdas yra text join funkcija. Tai nusirodote skyriklį arba kitaip delimiterį. Tai yra tai, kas bus tarp tam tikrų teksto dalių, ar ne? Tai aš, sakykime, noriu tarpo visgi, tai vėlgi kabutė, tarpas, kabutė, dedu kabletaškį, einame toliau. Mūsų prašo nurodyti, ar mes norime, kad funkcija ignoruotų tuščius laukelius, ar ne, ar kad įtrauktų jos į visą šitą teksto liniją. Pasirinkime true, noriu, kad ignoruotų. Na ir belieka pasirinkti tekstą. Pasižymiu. Galite žymėtis ir kažkokias tai atskiras dalis, tarkim, laikydami Ctrl ir matote, jau automatiškai sudeda, bet galite ir iš karto visą tam tikrą bloką, jeigu taip pas jūs tekstas yra, Enter. Na, sujungia žodžius. Kaip minėjau, ar ne, yra galimybė, kad išmestų tuščius laukelius, neįtrauktų jų, tai kaip pavyzdys, jeigu aš ištrinu 2, matote, neatsirado kažkokių papildomų tarpų ar kažkas ne taip, viskas gražiai toliau žiūrisi. Na, text join funkcija yra patogesnė, kai reikia apjungti daugiau laukelių, tačiau ji nėra tokia lanksti, kaip galbūt su AND. Aišku, su AND jūs turite visur nurodyti, jeigu norite kažkokį tai skyriklį įdėti, bet galbūt jums ne visur reikia to skyriklio, arba galbūt jis yra skirtingas. Kaip pavyzdys, galbūt jums reikia kablelis ir tarpo, ar ne. Tai su text join šito nepavyks padaryti, šito galima padaryti būtent su AND simboliuku. Tai šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.